Sveiki gyvi. Tai šiandieną sveikinuosi iš naktyje paskendusio miesto Elektrėnai. Sugalvojau čia pažvejoti gražių kadrų, bet pirmiausiai noriu pasidalinti aktualią informaciją besiruošiantiems skraidinti dronus. Trumpais patys svarbiausi dalykai, kuriuos reikia žinoti prieš pradedant skristi dronu. Tai absoliučiai kiekvieną droną reikia pirmiausiai užregistruoti tka.lt svetainėje. Ten galima atlikti registracijas. O taip pat priklausomai nuo klasės, nuo drono kategorijos, taip pat reikia išsilaikyti bepiločio drono pažymėjimą. Atrodytų toksai paprastas dalykas, bet dronas yra nuotoliu valdoma skraidyklė, kuriai galioja aviacijos taisyklės. Dronai yra gana stipriai reglamentuojami ir turi savų niuansų, savas taisyklės ir savus reikalavimus. Priklausomai nuo kategorijų ir pakotegorijų, nuo drono svorio reikia išsilaikyti pažymėjimą. Reikia susipažinti su galiojančiamis taisyklėmis skraidinant virš pastatų, netoliese žmonių. Reikia žinoti atstumus, aukščius, geografinės zonas. Geografinės zonas galima pasitikrinti oran.lt puslapyje. Ten prieš kiekvieną drono skrydį reikia pasitikrinti leidžiamas, draudžiamas zonas. Kai kuriuose zonose galima skristi tik tai gavus leidimą, tam tikros geografinės zonos valdytojų leidimą. Tai tokia pati svarbiausia informacija trumpai, labai glaustai, o visą absoliučiai reikiamą informaciją galima surasti tka.lt. Tai tiek, o dabar bandom pagauti gražių kadrų.